Užmerk savo akis. Jausk savo kvėpavimą, jausk savo širdį ir kūną. Mėgaukis šiomis ramybės minutėmis ir jungtimi su viskuo, kas yra. Angelai jau susirinko. Jie susirinko į tavo erdvę, pilni džiaugsmo tam, kad šiame momente galėtų dėl tavęs veikti. O aš prašau, į šią erdvę pasikviesk ir atsiverk savo angelams. Arkangelas Mykolas pradeda veikti tavo šaknies čakroje. Arkangelas Mykolas paliečia tavo šaknies čakrą, pilnas meilės ir su valymo spinduliu pašalina visas kristalines struktūras, kurios šiam momente kliudo tau. Su kietėjimu stipriai įsitvirtinusius, kurie tau kliudo, tiksliai suprasti, ko tu nori ir kas vyksta su tavimi. Jis veikia dėl tavęs atsidavęs. Subalansuoja tai, kas reikalinga ir pakrauna tavo šaknies čakrą naujomis energijomis. Jas išplečia. Ateina angelas Hilarion. Angelas Hilarion suveiks tavo antrai čakrai, ten, kur tavo vidinis vaikas nori veikti pilnas džiaugsmo, kur susikuria tavo impulsai. Taigi, dabar išvaloma tavo antra čakra, subalansuojama. Angelas Hilarion tai atlieka didžiausiame dėmesingume dėl tavęs. Jausk, kaip tavo antra čakra subalansuota ir išplėsta. Įteka į ją nauja energija. Tavo vidinis vaikas vėl pilnas naujų idėjų ir naujų jėgų. Dabar ateina angelas Urielius. Angelas Urielius, kuris tavo saulės rezginio čakroje pagelbės įgauti naujų jėgų, kuris tavo jausmus išgydys nuo sužeidimų, kuris subalansuoja tai, ką reikia subalansuoti, kuris tavo trečią čakrą išvalys ir meilę pakraus. Jausk, kaip tavo trečia čakra bus aktyvuota ir išplėsta su meile. Angelas Urielius suveikia su giliu atsidavimu tau. Ateina angelas Hamuelis ir žvelgia su gilia meile į tavo akis. Jis stebi tavo širdies čakrą ir mato, kur yra tavo širdies skausmas, kur slypi sužeista meilė. Jis mato, kur tavo širdis užverta. Ir tuomet jis tave paliečia švelniai su savo meile, glostos tavo širdies čakrą, leisk tam įvykti. Jausk, kaip tavo širdies čakra taps lengva ir šilta. Leisk energijoms, kurios tave skaudino, lengvai nutekėti.
Leiskis, kad tavo širdies čakra išsiplėstų. Dabar, šiame momente leiskis, kad tavo širdis atsivertų. Angelas veikia giliame atsidavime dėl tavęs ir šnabžda žodžius iš realybės į tavo ausį. Ani ohevet odra. Tu esi be galo mylimas. Priimk šį gijimą, mylima siela. Aš, angelas Hamuelis, esu su tavimi tam, kad paguosčiau tave ir mylėčiau. Dabar ateina angelas Vista ir paliečia tavo kaklo čakrą. Paliečia ten, kur galbūt pastrigę neišsakyti žodžiai. Pašalina kristalinės struktūras, kurios tau kliudo pačiam save priimti, pasakyti, kas yra svarbu. Tavo kaklo čakra bus išvalyta ir išpleista su realybės angelo meile, su baltu Elohimo spinduliu ir taps didesnė. Ji taps švari ir platesnė. Leisk tam įvykti ir tai nutiks tavo aukščiausiajai pilnatvei. Ateina angelas Atkėlis ir paliečia tavo kaktos čakrą. Paliečia švelniai, pašalina kristalinės struktūras, kurios laiko einant susikaupė. Valo tavo kaktos čakrą taip, kaip tikslu ir gerai šiame momente. Energijos teka taip, kaip tau jaučiama individualiai ir geriausiai. Atkėlis veikia dėl tavęs atsidavęs. Struktūros, kurios tau kliudo priimti įsivaizdavimo jėgą, intuiciją, kurią tu turi, ir galimybes, kurias tu turi matyti savo trečia akimi, šalinamos. Jis išplečia tavo kaktos čakrą, leidžia jai tapti didesniai, taip, kaip tau yra tikslu ir gerai. Mėgaukis šiomis energijomis. Dabar ateina angelas Jofielis ir atveria tavo karūnos čakrą, valo visas struktūras, kurias tavo karūnos čakrą laiko einant į save priėmė. Jis valo su atsidavimu ir galbūt pajausti šias energijas savo galvoje. Realybės energijos teka, plečia tavo karūnos čakrą, pakelia tavo sąmoningumą ir leidžia tau atpažinti dieviškąją ugnį, kuri slypi tavyje, kuri ilsisi tavyje. Įteka dieviškas spindulys besąlygiškos meilės iš visatos į tavo karūnos čakrą. Ir šis spindulys įteka, pradedant nuo viršaus, palengva per kiekvieną čakrą, nuo karūnos čakros į kaktos čakrą, iš ten į tavo kaklo čakrą, į tavo širdies čakrą, į tavo saulės rezginio čakrą, į tavo sakralinę čakrą ir į tavo šaknies čakrą.
Jaus, kaip tu pilnai esi pakrauta šviesa. Jaus, kaip tu esi savo viduryje. Esi sujungtas su viskuo, kas yra. Esi sujungtas su žeme, su motina žeme. Ir leisk dabar šiam spinduliui iš savo šaknies čakros įtekėti į žemę, į vidurį mūsų žemės ir jausk savo pilnatvę, nes dabar esi sujungtas su žemės realybė, su dalimi visumos, motinos žemės ir realybės energijos teka per tave. Dar šiek tiek laiko mėgaukis šiomis energijomis, nes jos neša savyje besąlygišką meilę. Meilę, kuri yra visuomet su tavimi, kuri tavo sielai primena, kad ir tu esi ši meilė. Jaus, kaip išsiplėti, kaip tavo aura tampa vis platesnė, kaip tu pilnai apšviesta šios šviesos. Dieviškas žmogus žemėje, angelas žmogaus pavidale. Ir jei tu vėliau pasikviesi visus šiuos angelus ir prašysi, kad jie dėl tavęs veiktų, jie ateis. Jie kas kartą išvalys tavo čakras, išgrynins jas, išplės ir pakraus nauja jėga, subalansuos. Tu padėkok visiems šiems angelams ir palengva sugrįžk į čia ir dabar atgal į savo erdvę.